Sveikučiai, sveikučiai. Taigi ateinu ekstra įrašą atnešu apie spalio mėnesio energijų prognozes. Spalis yra šitaip. Su spaliu yra tokie reikalai, kad arba dabar, arba niekad. Tau rinktis. Spalis atneša tokią energiją, kad arba tu dabar išjudi, arba įstriksi vėl čia, kur dabar esi, ką tu darei paskutinį tą tokį dešimtmetį, ką tu veikai, kaip tau sekėsi, kaip tu ėjai, kokia tavo buvo patirtis ir kelionė, tu vėl save šitam nuteiksi. Tai arba dabar darai, arba pasilieki vėl kitam dešimtmečiui čia, kur esi. Tau spręsti. Tikrai stiprios energijos. Ir viską apžvelgsime. Netgi 9 portalai. Bet pirmiausia, aš tokį klausimą tau turiu. Ar tu jauti? Ar tu jauti nuovargį po saulės užtemimo? Turėjome užtemimo koridorių. Taip. E, Rugsėjo pradžioje buvo mėnulis ir paskui saulė. Saulė tikrai aš saulę jaučiau, kadangi mano ženklas yra ugnis, tai aš tokia prie saulės esu saulės vaikas, tai aš saulės užtemimą tikrai jaučiau. Taigi ir mums paliko tą tokias sunkes energijas, ypatingai kai nubundi ryte. Ar jautiesi, kad esi labiau pavargusi negu įprastai, kad būdavo? Ir ar tu pajutai, kad yra daugiau sapnų? Tu nubundi ir supranti, kad labai daug įvairių sapnų tave aplankė ir visai nesijauti, jog turėjai kažkokį tai kokybišką poilsį, kokybišką miegą. Aš tai tikrai, netgi dar prieš žiūrėdama spalio energijas, aš gal kokią savaitę prieš vyrui sakiau, nesuprantu, kas darosi, nes tiek sapnų visokiausių, vienas paskui kitą atsibundu ir galvoju, palauk, aš sapnavau tokį, užsapnavau tokį, užmingu naktį ar ne, vėl visokie sapnai, vėl nubundu, okei, o dabar tą sapnavau, tikrai labai labai daug sapnų. O priežastis yra tame, kad nors ir tu nespaudi to greičio pedalo šioje dimensijoje, kad pasiekti tas savo manifestacijas, tą savo tikslą, tu iš tikrųjų darai tai kitoje dimensijoje. Taigi tikrai daug visko vyksta ir štai kodėl yra tas toks neįprastas nuovargis. Rekomendacijos. Gerti kuo daugiau vandens, daug judėti, kad susikelti tas energijas, kaip galima aukščiau tai dienai ar tai akimirkai, jeigu pavyksta. Jeigu tu praeisi per šitą sunkesnį laiką, randant tas motivacijas savo kažką eiti ir daryti, tu žinoma pakilsi, kai pasidarys daug lengviau energetiškai, kai jau nebereikės ir atrodo kovoti prieš srovę. Taigi daug gilių sapnų pastaruoju metu ir kadangi mes įžengėme į svarstyklių sezoną, bus daug tokių dalykų susiję su balanso siekimu. Svarstykliai, žinot, ar ne, kaip atrodo visi. Ir tu gal jau pajautei, kaip paskutiniu metu bandai tiesiog suvokti, ar tai yra tai, ko tu nori, ką tu nori daryti, ar tu gal dirbi per daug, o gal dirbi per mažai, nepakankamai investuoji savęs ir laiko tam nepakankamai skiri, gal nepakankamai leidi laiko su šeima ir vis klausinėji, ar yra taip, kad vis kažko klausinėji. Gal aš neskiriu pakankamai dėmesio savo santykiams. Jeigu tu jauti šias energijas, palik komentarą, pasidalink, kad ir kiti žinotų, juk nėra vieni šioje kelionėje. Mes einame per tam tikrus ciklus astrologiškai. Yra tam tikri dalykai, kurie vyksta ir mes jaučiamės visi tam tikrais momentais. Ir tai yra absoliučiai normalu. Viskas gerai, bet visada suprask, tu turi pamesti save prieš atrandant save. Įdomiai skamba, ar ne? Bet tu turi tiesiog, atrodo, netekti to balanso gyvenime,
išsibalansuoti prieš randant tą balansą. Taigi šiuo metu tu gali jaustis išbalansuotas tikrai, bet tai yra ok, tai yra dalis kelionės, tiesiog priimk tai. Na ir pradėkime. Rytoj 6 diena ir mes jau esame portale. Merkurijus Skorpijone atsistojo. Žodžiai, kurie atspindi šį portalą, yra tiesos kodai ir atviros ribos. Ir kągi tai reiškia, ar ne? Kasgi nutiks? Tai sužadins daug detektyvinių minčių. Gali būti, juk tu galvoji, kad kažkas kažką daro tau už nugaros, ar kažkas nebuvo teisus, ar buvo neteisus tavo atžvilgiu. Ir tuo pačiu metu kiti žmonės turės tokių pačių minčių. Pajusi daug skepticizmo. Bet taip yra tik dėl to, kad kolektyviškai tiesiog daug paslapčių yra slepiama. Ir spalio pradžios energetinis šitas portalas kviečia turėti tuos gilius, tuos tamsius pokalbius, tuos nemalonius prisipažinimus ir leisti tam išvysti šviesą. Taigi jeigu tu neišsisakysi tiesos, tai visata tą tiesą atskleis už tave ir tu nenori tų nemalonių staigmenų. Sukaupk drąsą ir pasakyk tiesą su daug meilės ir supratimu. O kitoje istorijos pusėje, jeigu žmonės, kuriuos tu pastebėjai, buvo per daug tylus pastaruoju metu, nuoširdžiai pasidomėk, kaip jie, kas nutiko, paieškok giliau. Parodyk saugią aplinką jiems išsipasakoti, nes gal jie eina per tam tikrus dalykus šiuo metu. Ir dar toks papildomas dalykas šiam portalui yra saugoti savo informaciją, slaptažodžius, ekstra apsauga pasirašant dokumentus, kažkokias sutartis, tiesiog savo informaciją, ar ne, nesidalinti. Nu, tiesiog šitą energiją šito reikalauja. Taipogi, rytoj, ką mes turime ir jau yra prasidėjęs ir jau gal jauti šitą dalyką, mes turime pilnatį. Ir pilnatis avinio ženkle yra šį kartą. Tai yra karingos širdies atnaujinimas, kaip tai suprasti. Taigi tai sužadins atsakomybę santykiuose. Jeigu kas nors santykiuose nesielgia atsakingai, tai sukurs konfliktą, kad iškelti tą tiesą ir, na, galų gale atves prie sprendimo, išsprendimo, taip sakant, prie santykių susitvarkymo. Taigi, kalbėk tiesą ir tiesiog būk nuoširdi. Nuoširdžiai išsisakyk, išsikalbėk, nebijok, būk drąsi, nes jeigu tu turėsi tas geras intencijas, tau visada padės. Kaip visada, taip pat per pilnatį yra energijos sudidintos. Aš pasistengsiu dar rytoj arba paustą padaryti, arba aprašyti, arba ir įrašą padaryti atskirai apie ritualus, kuriuos verta atlikti, nes šis mėnuo yra derliaus mėnuo, ar ne? Spalis visada yra po jau visų darbų, ar ne? Kolūkio darbų, ūkio darbų, kolūkio, po visų ūkio darbų, ar ne, po visų žemės darbų ir yra derliaus mėnuo. Ir jeigu tu nori, kad tavo manifestacijos atneštų tavo derlių, tiesiog sek mano įrašus, prenumeruok, paspausk čia apačioje, paspausk skambaliuką tą, kad gautum visas žinutes, visas naujausias informacijas, kurias aš sudedu, nes padarykime tai kartu, ar ne? Eikime prie tų manifestacijų kartu. Trečias portalas - tai 13 diena, kai Venera svarstyklėse. Tema šio portalo yra toks pašventintas ryšys ir tai taikoma santykiams. Tai labai geras laikas atnaujinti ryšį su draugais, šeimos narių, partnerių, kolegos darbe, broliai, sesės, mamos, tėčiai, nesvarbu kas. Palanku yra kolaboruotis ir sustiprinti tą ryšį. Taipogi 13 dieną Plutonas vandenyje ir tai kviečia šešėliniam darbui. Prisėsk ir surašyk viską, kas tau veikia ir kas neveikia tavo manifestacijų tame kelyje, tavo tikslų siekimo kelyje. Gal traukiai negatyvo į savo gyvenimą, gal sukėlei per daug konfliktų. Laikas nutraukti nereikalingas sąsajas, palik viską praeityje.
Tiesiog suformuok naujus įpročius. Spalis yra skirtas planuoti ir atsinaujinti. Laikas iš naujo įsivertinti, ką mes darome. Kai mes suprasime, kai vat, mes pasinaudosime spalio energijomis ir padarysime tą šešėlinį darbą, tai vat ir yra šešėliniai ir net tie mūsų darbai, kad išsikelti, ką aš slepiu ten viduje, ką aš dar laikau. Nes tikrai, tikrai, kiekvienas mes turime tų dalykų, kur nenorime pripažinti, nenorime pažvelgti, nenorime tiesiog priimti, kad tai yra, bet jeigu tu atsisėsi, susirašysi, išsimesi iš savęs, pamatysi ir susiformuosi naujus įpročius, tau šios energijos atneš labai daug stebuklų. Tikrai. Kitas 21 dieną Merkurijus Skorpione ir tą dieną, būtent tą 21 dieną, ką būtinai padaryk. Susirašyk visas dienas. Aš šitaip darau. Aš tiesiog savo kalendoriuje susižymiu, kada koks portalas. Ir visada, kai yra diena, 2 dienos prieš, 2 dienos po. 5 dienų portalai. Visada 5 dienų portalai, jie yra atidaryti, bet tą dieną, kai aš pasakau, tai yra pats pikas, pats stipriausias energetiškai tą dieną yra šis portalas. Bet čia būtent 21 dieną, ką būtinai padaryk, tai veikia tiesiog kaip magija, būsi tikrai nustebinta, kai tai nutiks. Turėk užrašinę ir susižymėk visas žinutes, kurias gausi. Visus tuos downloads, taip sakant, ar ne? Ką tu parsineši, kokias idėjas gauni, kokias pas tavį iškyla, kas nutinka, ar ne? Gal tai iškelia kažkokios karjeros dalykus, gal santykiuose, gal pinigų problemas. Tu pastebėsi, jog tos akimirkos pakartos save lapkričio 9 dieną ir bus tik tais daug, daug stipresnės. Taigi 21 dieną pastebėk save. Tai iškels dalykus, kurių dar nesi išsprendusi, kad susitvarkyti. Kad susitvarkyti su tais visais dalykais dabar ir nedelsk. Nes jeigu tu nepaleisi dabar, tai lapkričio mėnesį, lapkričio 9 dieną, tai labai sudidintai sugrįš pas tave. Todėl apsidirbti dabar reikėtų. Kitas portalas 21 dieną. Jaunatis svarstyklėse ir tai atneša grakštumą ir naują pradžią. Štai, jeigu tu nusiteiksi spalio iki 21, ar ne, jeigu tu nusiteiksi ir štai apsidirbsi savo šešėlius, savo tokius dar užslėptus dalykus, tai jau paskui per tą jaunatį, per jaunatį jau galėsi ruoštis naujai pradžiai, nes šis mėnuo yra arba dabar, arba niekada, arba tu ir toliau gyveni su savo šešėliais, arba tu žengi žingsnį laukan, į šviesą ir į naują, kitaip, į naują pradžią. Ir kviečia naujas pradžias, ar ne, šie jaunatis, bendrystės, nauji kontraktai, kažkokie verslas. Tiesiog gražus, švarus atstatymas yra per šio mėnesio jaunatį. Tai yra gerai pateikti naujas intencijas darbui, meiliai. Labai gerai šiam portalui yra toksai vienas ritualas, ar ne? Nu, užsidegti žvakę. Tiesiog užsidegti baltą žvakę, pasidėti tą žvakę priešais save ir pasimelsti dėl ramybės ir harmonijos. Pateikti intenciją savo gyvenimui, kad būtų štai tas toks balansas, kad ateitų. Ir tu pamatysi, kaip dalykai susidėlios tavo naudai. Taipogi per jaunaties portalą drąsinu pradėti suderintą partnerystę. Ką tai reiškia? Jeigu tu planuoji pradėti kažką naujo, tavo manifestacijos pagreitins partneriavimą su kitu asmeniu. Ir ką reiškia suderinta? Tiesiog, kad jūsų interesai yra vienodi, jūs siekite to paties, jūs to pačioje veikloje, jūs kažkas tai tokio. Tai vat kviečia partneriauti, nes kur tu vienas, o kur tu taip sakant, susidaugini, ar ne, susidvigubini. Daug daugiau ir daug greičiau bus nuveikta. 22 dieną Neptūnas retrograde įžengia į žuvies ženklą ir tai veda mus į aiškumą. Mes gausime daug intencinių žinučių susietas su sapnais. Rašyti sapnus patariu. Ir mūsų kūrybingumu,
Dalykai, kuriuos tu norėjai padaryti jau kurį laiką, projektai kažkokie, kuriuos norėjai, bet atidėliojai, dabar tai iškils į paviršių ir tu pagaliau padarysi tuos veiksmus. Tau pagaliau bus tas, kad, oi, nu, blem, aš jau senai šitą norėjau. Einu, darau. Būtent aplink 22 dieną ateis tokie jausmai ir tiesiog tave vers, pačios energijos vers veikti. Ir taipogi 22 dieną labai šį mėnesį daug tų tokių susidvejinusių portalų, bet šis mėnuo grinai yra apie išsikėlimą, visus to šešėlius, paleidimą ir partneriavimą. Draugystės, tie tokie išsikalbėjimai, išsisakymai, aiškumas, išsiliejimas. Tiesiog paleisti dar, kas yra savyje su kitu asmeniu ir švariai pradėti naują lapą. Taigi dar 22 dieną Saulės Skorpionė iškels disciplinos poreikį. Daug žmonių neužbaigia savo darbų, nes netlieka dienos užduočių pagal reikiamą tvarką. Aš esu jau pažadėjusi padaryti video apie kaip susirašyti va tuos dienos darbus, planą tą dienos ir kaip jį atlikti. Kaip jį tikrai atlikti, nes mes tikrai būna ar neturim tų planų, bet vis dėlsim. Aš būtinai ateisiu ir padarysiu video, sek, taip sakant, subscribe, prenumeruok mano YouTube'ės kanalą ir keliaukime kartu. Taigi kitas dalykas dar svarbu mėnesio spalio pabaigai yra nutraukti vieną tavo energijos nuotėkį. Ką tai reiškia? Apgalvok, tiesiog pagalvok, ką tu vis dar darai, bet tau visai to nereikia. Tau jokių rezultatų netneša. Gal turi narystę išsipirkusi į sporto salę, bet neini į tą sporto salę, nesportuoji. Gal tokio kažkokio, kad tu būni kažkur, kažkokiam rate, kažkur dalyvauji, bet tau nieko nebeduoda. Tai tu nutrauk bent vieną ryšį. Ir pabaigai 29 dieną Merkuris Šaulio ženkle, tai kviečia mus pasiginčyti dėl savo tikslų, dėl savo svajonių, bet pasiginčyti ne su vyru, ne su savo draugu. Tu turi savo viziją ir tu turi savo nuomonę. Išreišk tai visatai. Nesutiks gauti mažiau, ar ne? Jokių kompromisų. Pasirašyk savo svajones ant popieriaus lapo ir skaityk garsiai kasdien šio portalo metu, mėnesio pabaigoje. Būk drąsi ir taip nuostabiai tu įeisi į tą lapkričio mėnesį, nes paskui lapkritis, gruodis, sausis, vasaris, 4 mėnesiai yra pagreitintų manifestacijų. Nu, būk gera, išgirsk, pasiruošk, daryk, susirašyk savo tikslus štai ir tiesiog kiekvieną dieną garsiai atsistojusi visatai skaityk, kad štai ko aš noriu, štai ko man reikia, štai ko aš siekiu, jokių kompromisų. Tu žinai, ko tu nori, susirašyk ir viskas, taškas. Tai turi būti įgyvendinta, tai turi būti tau atsiųsta. Taigi toks labai labai įdomus yra šis spalio mėnuo. Darom. Būk su manimi, bendradarbiaukime, palik komentarą, kaip tau sekasi, kaip tu jautiesi, kaip tu priimi ir kaip vadovaujasi štai mano tom rekomendacijom, kad kuo lengviau ir kuo naudingiau praeitum kiekvieną mėnesį. Iki greito susimatymo.